Treneriai jau praėjo 4 dienų stovykloje. Kokia vyrų fizinė būklė? Na, iš tikrųjų, pirmos tos dienos buvo, kaip ir tikėjomės, vyrams sunkesnės, nes vis tiek ten turėjo poilsio, tai raumenys šiek tiek buvo pasyvesniai būsenoje, tai tas keletą dienų buvo tokios kaip įsidirbimui skirtos, tai ir tas būsena tokia buvo atitinkama, bet dabar jau atitinkamai jaučiasi vyrai geriau, nes buvo padarytas darbas, dirbome treniruoklių salėje, dirbome lauke, tai šiai dienai vyrai tikrai jau patys sako, kad jaučiasi šiek tiek atsigavę ir ta forma jau grįžta. Tai šiemet pradžia buvo tokia lengvesnė nei pernai, nes pernai tai nuo pirmos dienos, tai kai griebėt, tai visi po to ten labai dėjavo daug. Na, iš tikrųjų, sąlygos, aplinkybės įtakoja ir mus, trenerius, tai yra tą treniruočių programos sudarimą, pratimų parengimą, tai atsižvelgiant į sąlygas ir aplinkybės padarėme išvadas ir norisi visą laiką, kaip sakyti, dirbti protingai ir įvertinant ir būseną žaidėjų. Na, tas žodis simuliantas, simuliavimas, tai iš tikrųjų nėra čia kažkokia tai piktybinė savybė, tai iš tikrųjų žmogaus organizmas bando apsisaugoti save nuo pervargimo, nuo persidirbimo, tai šiuo momentu, kai žmogus pasijaučia, tas pats mūsų sportininkas, mūsų krepšininkas pasijaučia šiek tiek privargęs, jisai nori save patausoti, tai čia jam liepia taip smegenys. Bet kaip žinome, kad sportas yra toks dalykas, kad reikia kartais nugalint sunkumus, jungiant savo valią, valinės savybės, nugalėti tuos sunkumus ir tą nuovargį. Tai čia, kaip visą laiką sakau, mūsų trenerių darbas šiek tiek tą simuliavimo pasireiškimą šiek tiek nugalėti, jį paraginant, liepiant dar pakentėti, padirbti, pastabą pasakyti ir iš tikrųjų, bet tai čia toksai grinai ne, manau, rinktinė nėra tokių, kurie piknaudžiauja tuo. Nu, pažiūrėsim, kas greičiausiai bėga. Jonas Deivid truktelė. Kas laukia Palangoj? Palangoj dirbsime, kažkas bus panašaus kas čia, tik tai bus keliami intensyvumai ir šiek tiek mažės tos trukmės. Tai kelsime intensyvumus, o trukmės trumpės. Tai bandysime labiau dirbti kokybiškai ir kaip įsireiškiant, greičiau, kokybiškiau. Geras darbas, gražu žiūrėti, kaip bėgate ir manau, kad mums reikia šitą visą jūsų bėgimą perkelti į aikštę. Ir mes tada turėsim pranašumą aikštelį. Čia, kad bėgam gražiai, dar šito neužtenka. Pirma dalis. Mes už Lietuvą! O kur aplodismentai? Teisingai, teisingai.